Bandysim važiuoti iki Misarino, Vipointą ir žygio. Dabar 6:30 važiuojam. Pravažiavom vietą, kur reikia susimokėti už parkingą, tai susidarė jau eilė mašinų. Ir mano informacija pasiteisino, nes aš mačiau, kad būna labai daug žmonių tam. Vietoje planavome būti po 7:17. 7:30 vis dar laukiame eilėje. The moment of truth. Juokinga tik tai, kad antra diena iš eilės pradedam žygį su visa turistų banga. Niekaip nepavyksta jos išvengti. Pradedam. Vis dėlto šitas taškas nebėra jau toks nepopuliarus. Ir jau susilaukia daugiau turistų. Pirmas žygis labai lengvas, tik atsargiai rinkitės kelius, nes gali pasitaikyti ir tokių. Atgal ėjome laikydamiesi viršutinės kalvos maršruto, nes eiti tuo pačiu skardžiu jau nebesinorėjo. Grįžom iš pirmo žygio, bet labai daug žmonių. Iš tikrųjų, tai dar pačiu laiku suspėjom, kad tik tai su kažkiek prasilenkto jau, kai grįžinėjom, tai labai jau daug jų ten ėjo grupėm. Tai, kad ten nusifotografuot kažką pasifilmuoti nelabai. Tai dabar kavos pertraukėlė ir eisime tą vadinamą jau pagrindinį 3 viršukalnį. Einam jau. Sakė, Rokas nėra, kad pasakot, bet šiaip nuėjom iki to apžvalgos taško per pusvalandį. Ir gavosi 3,3 km, nežinau kiek čia tiksliai, bet maždaug. Ir dabar pertrauką ir eisim pagrindinį. Tai kas norės eiti, lai žino. Čia buvo apšilimas, o žygis dar tik prasidės. Taip. Žmonės normalūs eina. Mes einam per čia ir jau esam kamščiuose. Tokie keliukai. Su paprastais kėdais pats tas. Va.
Vaizdas. Vaizdas tai 1000 balų. Wenn man lernt, dass er nicht erkennen kann. One hour later. Laukiame kokį 20 minučių, kol ir patys praėjome strigimo ruožą. Po to tiesiog nusileidome žvyrų, nes pasirodo ėjome ne tuo keliu. Ten reikėjo gal paprašyti. Gal. Roko pietus. Kalnuose. Dėsi visą kelią. Aš pasiėmiau karbonarą. Saugu imti Italijų makaronus. Dar galvoju, blemba, su bulvytėm ten, gal visai neblogas. Bet galvoju, čia kažkoks neaiškus pavadinimas turėtų skaniai. Pavogė dėmesį. Vienareikšmiškai viena gražiausių Dolomitų vietų, vertinant tiek pirmą, tiek antrą žygio dalis. Ar sugrįšime? Manau, kad taip. Ar linkime ir jums čia apsilankyti? Tikrai taip. O šiaip ačiū, kad pažiūrėjote iki galo ir susitinkame kitame žygyje.